Tai labas vakaras, matau, kad dalis žmonių jau išeina, bet labai džiaugiuosi, kad šios dienos konferencijoje išgirdome labai daug kvietimų rūpintis savo psichikos sveikata. Tai kartais tame pasirūpinime mes galim jaustis tarsi vaikai arba pasiklydę žmonės ir mums kartais gali prireikti pagalbos. Ir kaip Darija kalbėjo apie laisvę, apie tyrinėjimą, tai taip padaryti mums gali psichikos sveikatos specialistas. Tai būtent aš šiandien ir pakalbėsiu apie psichologinę pagalbą. Ir daugelis mokslinių tyrimų rodo, kad didžiausia terapinis efektyvumas priklauso nuo santykio, nuo terapinio santykio, tai yra ryšio tarp kliento ir specialisto. Tad šiandien būtent ir aptarsiu, kaip išsirinkti tą psichikos sveikatos specialistą, su kuriuo jūs galėtumėt tyrinėti savo būsenas, mokytis, augti ir tokiu būdu padėti savo. Tai amžinas klausimas, jį karts nuo karto tikrai tenka išgirsti turbūt visiems psichikos sveikatos specialistams. Tai kuogi skiriasi psichologas, psichoterapeutas ir psichiatras. Tai psichologas yra žmogus, kuris yra įgijęs psichologo bakalauro ir psichologo magistro laipsnį. Tai pagal magistro studijų kryptis psichologai turi tam tikrą specializaciją. Yra klinikiniai psichologai, sveikatos psichologai, organizaciniai, teisės ir panašiai. Tuo tarpu psichoterapeutas, jis yra psichologas, gydytojas arba kai kuriais atvejais kitas specialistas, kuris yra baigęs podiplominės psichoterapijos studijas. Na, o psichiatras tai jau yra medikas, baigęs medicinos studijas ir psichiatrijos rezidentūrą. Tai čia toks skirtumas iš tų kvalifikacinės tokios pusės, o jeigu kalbėti apie tą pagalbą, nes žmonėm kartais irgi kyla klausimų, tai kurį man čia dabar kreiptis, arba dar yra labai maišoma, tai kas ten išrašo tos vaistus, kas neišrašo, tai truputį ir šitoj vietoje jums padėsiu papasakodama plačiau. Tai psichologo konsultacijos jos yra tokios labiau trumpalaikės, į psichologą dažnai žmonės kreipiasi su kažkokiu konkrečiu klausimu, kažkokia konkrečia problema. Ir tai yra toks labiau trumpalaikis darbas, kuomet galbūt mes galim ten irgi spręsti tarp asmeninių santykių problemas, mokytis atpažinti savo jausmus, mokytis reguliuoti streso įveikos būdų ir visokių kitokių momentų, tai ką atsineša žmogus į tą psichologinį konsultavimą. Tuo tarpu ir psichologas vaistų neišrašo. Taip, tuo tarpu psichoterapija jau yra šiek tiek toksai gilesnis procesas, kuomet šiek tiek giliau gilinamės į žmogaus problemas, sunkumus ir terapeutas kartu su klientu, pasitelkdamas savo psichoterapijos paradigmą, labiau aiškinasi kliento problemos kilmę, atsiradimo tokį vystymosi procesą, palaikančius veiksnius, visą tą tokį tarsi problemos buvimo mechanizmą. Psichoterapeutai dažnai dirba su žmonių tokiais įsitikinimais, baimėm įvairiom, turbūt psichoterapijoje tikrai galime gauti daug tos laisvės ir drąsos, apie ką kalbėjo Darija. Ir psichoterapeutai vaistų taip pat neišrašo, nebent gydytojas psichiatras yra pabaigęs psichoterapiją ir jis dirba kaip psichoterapeutų, tai tuomet gali tapti žmogui kaip ir psichiatras ir šiek tiek padėti su vaistais ir taikyti tiesiog irgi tokį medikamentinį ir kartu psichoterapinį gydymą. Tai va, ir gydytojas psichiatras tai yra tas žmogus, į kurį dažniausiai žmonės kreipiasi būtent dėl medikamentinio gydymo. Tai gydytojas psichiatras jau gali diagnozuoti psichikos sveikatos sutrikimus, jis gali skirti gydymą
vaistais ir koreguoti tą planą. Tai dažnai susitikimai su gydytoju psichiatru ir būna tokie ne konsultacijų pobūdžio kaip psichoterapijos ar psichologinio konsultavimo, bet labiau tokiais klausimais apie žmogaus būklę, būseną ir medikamentinio gydymo kontekste, kai yra tikslas atitaikyti vaistus, pažiūrėti, kokie šalutiniai poveikiai yra ar nėra. Tai toks labiau bendradarbiavimas. Tai noriu dabar dar irgi pasakyti vieną momentą, kad aš taip bandžiau parodyti skirtumus, bet realybėje yra taip, kad tikrai psichologai irgi taiko psichoterapinius metodus. Kartais ir psichoterapeutai užsiema tik psichologiniu konsultavimu, kuomet žmogus ateina 2-3 sesijom, susitvarko savo konkretų sunkumą ir keliauja toliau į gyvenimą. Bet toks bendrajam supratimui, kai tiesiog kuo skiriasi 3 šie specialistai. Tai kaip išsirinkti? Dažnai tas irgi kyla klausimas, ar ne, tai pateiksiu tokių keletą kriterijų, kaip renkasi žmonės. Tai viena vertus yra dalykai, kuriuos mes galime patikrinti apie specialistą prieš apsilankant pas jį, ar ne? Tai yra, tarkim, darbo patirtis, galbūt galim kažkur susirasti jo puslapyje gyvenimo aprašymą ar panašiai. Kartais kai kuriems žmonėms yra svarbi terapeuto gyvenimo patirtis. Galbūt jeigu aš turiu sunkumą su vaikais, su vaikų auklėjimu, gal man kaip žmogui norėtųsi, kad mano terapeutas taip pat turėtų vaikų, kad geriau mane suprastų. Tai čia nebūtinai taip yra, bet kai kuriems žmonėms tai gali būti svarbu, tai labai tiesiog svarbu save irgi pastebėti, ar man tai svarbu ar ne. Kartais būna, kuomet jaunas žmogus nori jauno specialisto, kad labiau tarsi tas aktualijas žinotų, suprastų. Kartais kaip tik žmogus nori specialisto su didelė patirtimi. Ar ne? Tai čia tiesiog pasižiūrėti savo, kas man kaip žmogui yra svarbu. Išsilavinimas ir toks nekontaktinis tinkamumas, tai čia yra viskas apie tai, kai, tarkim, žmogus renkasi, pamato nuotraukas kokios nors klinikos psichologų ir sako, va, pa šitą tai neičiau, pa šitą noriu, tiesiog iš nuotraukos, ar ne? Tai girdžiu šiek tiek iki kelio, tai manau, suprantate apie ką, nes tikrai labai nemaža dalis žmonių būtent ir renkasi pagal tą tokį vizualų kažkokį, nežinau, patrauklumą ar profesionalumą ir panašiai, ne? Tai iš tikrųjų, kai mes renkame savo specialistą, mes galim pasižiūrėti, galbūt žinom, matėm jį kažkur televizijos laidose, galbūt skaitėm kažkokius tekstus, tiesiog, kad truputį jau prieš apsilankant pas specialistą pajausti, ar man artima yra to žmogaus kažkokios manieros, ar manęs neerzina, jo kalbėjimas, jo kažkokie kitokie dalykai. Tai va. Toliau kiti dalykai, pagal ką renkasi žmonės, ar ne, tai yra kainos klausimas. Vieni nori nemokamos pagalbos, kiti nemokamą pagalbą labai nuvertina ir sako, ką aš ten eisiu, ten prastas specialistas, ar ne, jeigu ten kažkoje įstaigoje, kur teikia nemokamai. Tai nebūtinai taip yra ir kai šitą aš išgirstu, ypač apie psichikos sveikatos centrus, tarkim, tokį pasakymą, tai visada aš irgi kažkaip žmogui atreaguoju, kad dalis psichikos sveikatos specialistų, kurie dirba būtent psichikos sveikatos centruose, jie turi ir privačią praktiką. Tai jūs einat pas tą specialistą, kur galbūt mokėtumėt, bet jūs galit gauti ir nemokamai jo paslaugas. Ne? Tai kartais yra toksai nuvertinimas. Yra tyrimų, kurie irgi rodo, kad kuomet žmogus nemoka už psichologinį konsultavimą ar už psichoterapiją, tada žmogus yra linkęs mažiau įdėti pastangų, prisimti atsakomybės už tą procesą. Tai čia vėlgi tokie niuansai ir gali būti skirtingai. Taip, kiti momentai, ar ne, ar man patogu turėti nuotolinius kažkokius susitikimus, ar aš noriu tik gyvo bendravimo, kontaktinio tokio.
laikas ar ne, nes tikrai būna, kad kai kurie specialistai apsisprendžia dirbti tik darbo valandomis ir nedirbti, kur žmonėms būna patogiausi vakariniai laikai ar ne nuo 17 valandos, tai kai kurie specialistai priema sprendimą nedirbti tomis valandomis, tai tada aš kaip žmogus, kuris renkuosi irgi atsižvelgiu į tai, ar man svarbu turėti vakare kažkokį laiką, ar aš dienos metu per pietus, ar kažkaip darbo grafiką pasikoreguosiu, jeigu jau esu apsisprendęs tikrai lankyti kažkokį ilgesnį laiką terapiją. Ir kai kurie žmonės irgi prieš renkantį specialistą pagalvoja apie savo problemą ir tada irgi galvoja, koks specialistas man gali labiau padėti. Tai jeigu aš noriu kreiptis pas psichologą ir jeigu, kaip sakau, tarkim, kažkokiais vaiko klausimais, tai galbūt man labiau, tarkim, vaiko mokymosi sunkumo klausimais, tai galbūt aš jau ieškosiu kaip tik kryptingai specialisto, kuris yra edukacinis psichologas, kuris būtent ir studijavo apie vaikus labiau ar ne apie mokyklinius dalykus, galbūt kreipsiuosi mokyklos psichologą. Jeigu kalbant apie terapiją, tai kartais žmonės irgi yra pasidomėję apie tai, kuri terapijos kryptis geriausiai tvarkosi su jo problema, ar ne? Arba kartais šiuolaikiniai žmonės tikrai labai yra žingeidūs ir labai ta mūsų ir socialinė erdvė ir viskas suteikia mums labai daug informacijos, tai tikrai mes labai daug žinom jau įvairių dalykų, tai kartais yra ir su terapiniam kryptim, kad žmogus labai pasiskaito ir galvoja, kad būtent šitos krypties specialisto man reikėtų ir tada pagal tą kryptį bando ieškoti specialisto. Tai kokios tos kryptis, tai aš labai trumpai pristatysiu tik keletą jų. Tai yra psichodinaminė terapija, ne, kuri labiau gilinasi į tokius neįsisąmonintus momentus ir tyrinėja apie tai, kaip mūsų praeitis, kaip mūsų vaikystės patirtis veikia mūsų dabartinį elgesį ir siekia, kad žmogus taptų sąmoningas tame, kaip tos patirtys įveikia ir įgalinti tarsi kažką pakeisti. Geštalto terapija tuo tarpu priešingai, jinai didžiausią dėmesį skiria į būtent čia ir dabar momentą, mažiau tyrinėja praeitį, o skatina žmogų įsisąmoninti dabarties momentą ir prisimti atsakomybę už savo pasirinkimus, už savo gyvenimą. Humanistinė terapija apskritai žmogų iškelia kaip unikalų ir vertingą ir tyrinėja labiau jo tokią unikalumą, egzistencinę tokią būti. Egzistencinė terapija kelia tokius labiau egzistencinius klausimus, ar ne, apie mirtį, apie laisvę, apie prasmę, vertybės. Kognityvinė elgesio terapija, jinai teigia, kad mes reaguojam ne į gyvenimo įvykius, ne į konkrečią situaciją, bet į tai, kaip mes vertinam tą situaciją. Tai jos tikslas yra keisti mūsų disfunkcinį mąstymą ir mums nenaudingą elgesį. Ir yra kūno terapija, kuri labiau dėmesį skiria į tai, kad kūnas turi atmintį ir mūsų kūne kartais užstringa įvairūs patyrimai, įvairios traumos ir būtent didinant tą ryšį tarp psichikos ir kūno mes galim paleisti įvairias tas patirtis ir tokiu būdu savo padėti. Tai taip truputį einant prie to, ar ne, tai kaip išsirinkti tą specialistą, tai iš tikrųjų pagrindinis kriterijus renkantis savo specialistą yra tas jausmas, būnant su specialistu. Tai kaip aš jaučiuosi būdamas su juo? Ar aš jaučiuosi išgirstas, ar aš jaučiuosi saugus, ar aš jaučiuosi pamatytas, priimtas, ar aš jaučiu, kad tas žmogus mane girdi. Ir panašiai. Tai šitoj vietoj
irgi pasakysiu, kad tada to recepto ar ne, nėra visgi kaip išsirinkti ir visi tie kriterijai, kuriuos rodžiau prieš tai, jie gali padėti tiesiog naviguoti man tame didžiuliam Google erdvėlaivyje, ar ne, kur aš parašyčiau psichologas ir man išmestų 1000 langų, ar ne, tai gali tik mane nukreipti, išsisijoti dalį specialistų, bet vienintelis būdas išsirinkti yra pabandyti, susitikti su žmogum ir žiūrėti, kaip aš jaučiuosi. Aš apskritai mėgstu pasakymą, kad emocijos yra mūsų santykių termometras. Tai kiekviename santykyje mes galim pasimatuoti taip, kaip mes jaučiamės ir tai kažką sako apie mūsų tą santykį. Tai šitoj vietoj jausmas, todėl kviečiu jūs irgi, jeigu pajautėt, kad kreipiausi į specialistą, bet aš negaliu jam atsiverti, mane erzina, galbūt jis kreipiasi mane kažkokiu, nežinau, mažybiniu vardu, ašgi saugus moteris, kaip į mane čia dabar kreipiasi. Tai kviečiu tiek specialistui tai pasakyti, kad galbūt jūs galėtumėt rasti kažkokių būdų, kaip tai keisti, koreguoti, pagerinti savo jausmą ir tuo pačiu, jeigu pajutau, kad visgi nėra ryšio, ar kažkaip jaučiuosi nesuprasta, neišgirsta, nebijoti ir keisti ir ieškoti kito specialisto, kurį tikiu, kad jūs tikrai galite rasti ir nuveikti daug naudingų dalykų. Ir dabar truputį pabaigai apie psichologinės pagalbos galimybės, tai šitą skaidrę irgi noriu parodyti ir kaip Greta kalbėjo apie tą kontinuumą, kai jaučiuosi, ta psichikos sveikata ar ne, ir psichikos sunkumai tarsi, tai čia su ta pagalba irgi, kuomet mes turim tokių kuo didesnių sunkumų, kartais mums reikia tuo labiau specializuotos pagalbos, galbūt kartais net hospitalizacijos, reabilitacijos, kažkokio kombinacinio gydymo, tai į tai yra svarbu atsižvelgti, bet ne visada ir ne visiems šitos būsenos gali nutikti, kai kuriem norisi labiau galbūt pažinti save, kai kuriem norisi pagerinti savo psichikos sveikatą, tai tada keliaujam į viršų ir galim keliauti į kažkokius psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimus, savęs pažinimo ir tikrai tam, kad mes kreiptumėmės į psichologą, į psichoterapeutą, nereikia jau laukti tų siuntų, kaip dar jie sakė, ar ne, kol susikaups, tiesiog galim kreiptis ir daug anksčiau tiesiog patirinėti, kažko išmokti, kažką sužinoti apie save, kažką suprasti. Ir tai pabaigai, tai kur galima kreiptis tos psichologinės pagalbos, ar ne, tai visose psichikos sveikatos centruose galime gauti psichologinės pagalbos. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras taip pat teikia individualias nemokamas psichologo konsultacijas. Yra centro poliklinikos budinčio gydytojo tarnyba, kuomet savaitgaliais ir po darbo valandų ten galim gauti pagalbos. Krizių įveikimo centras, kuomet labiau, kuomet patiriam gyvenime krizę ar kitokių sunkumų, psichologinių krizių pagalbos centras, tai čia jau labiau, kai įvyksta krizės kolektyvose, bendruomenėse, ten yra mobilios komandos, kurios gali atvažiuoti ir teikti psichologinę pagalbą. Pagalbos savo yra toks puslapis, labai rekomenduoju aplankyti jį, jeigu dar nesate buvę, ten yra labai daug naudingos ir edukacinės informacijos ir visokių parašyta pagalbos savo būdų, testų ir daug dalykų, kurie tikrai patinka žmonėm. Ir yra emocinės paramos linijos, tai ne tik jaunimo linija, yra ir pagalbos moteriams linija ir įvairių kitų, tai tikrai galime gauti čia emocinę paramą. Ir taip pat yra įvairios kitos privačios klinikos, centrai, psichologai, psichoterapeutai, kurie užsiema individualią veiklą ir juos tiesiog galime informaciją apie juos rasti tiesiog internete ir bandyti pradėti tą kelionę. Tai čia dar įdėjau irgi galite nusiskanuoti ir plakatai ant sienų,
koridoriui kaba, apie nemokamos pagalbos galimybės būtent Vilniaus mieste. Tai čia yra nemažai informacijos. Matau, fotografuojat. QR kodą, ar ne? Tai ten turim ir lankstinukų gale, tai galėsit paimti tikrai. Ir tada visai pabaigai, tai noriu tiesiog pasakyti, kad kreipimasis pagalbos nėra silpnumo ženklas, tai yra stiprybės ženklas. Ir jeigu jaučiat, kad yra poreikis, nebijokit, kreipkitės, išdrįskit keisti specialistą, jeigu jis jums netiko, ir gaukit tos pagalbos, kurios būtent jums reikia. Tai ačiū labai ir grįžtu į čia.